100 dienų, laikrodis kala, skambutis jau draska, bet hebra nestoja. Už nugaros dūmai, egzėja nosis, bet varom patusint jaunystė nestoja. 100 dienų, laikrodis kala, skambutis jau drasko, bet hebra nestoja. Už nugaros dūmai, egzėja nosis, bet varom patusint jaunystė nestoja. Aš išvis nemegojau. Na tai jie 11-okai kokią dainą sukūrė. Nesąmonė. Ir autotune tiek privaryta. Jie net normaliai hebra negali ištart. Jūs išvis girdėjote tą pačią pirmą dainą? Jaučiu pačimtadienis irgi gaidys bus. O jūs girdėjot, kokią sieną apie Ramintą parašė? Aš parašiau 11-okam, kad ištrintų. Nu ir gerai. Matėte, ar karvalį buvo? Kas? Eba su Marija nusilaikė. O Gabčionas su trumpa. Matėte, Žilvinas Rapsus varojęs. Nieko naujo, eilinis mūsų laidos palius. Aš manau, kad ryčiai pasakyti, signalizacija veikia. Labai diena. Tai čia kultūra skaitosi. Kai Ramuvoj, tai garbė mokytis. O kai ženklas prie širdies, tai kokį jūs pavyzdį rodot? Kur jūsų uniformos? O tai ko? O kam jų reikia? Nu, palaukit. Gerai, Zygmas sakė, šiandien reliatyvumo teoriją liktai mokotės. Ar taip? Taip. Ar žinot, kas Einšteinas yra? Ne. Nu, žinokit. Šiandien aptarsime, ką padarė Einšteinas, kad laikas yra absoliutus, kad gravitacinis laukas yra. A tai kada miegot reikia? Aš šitą buvo laiko. Kiekvieną naktim reikia. Nu, palaukit. 100 dienų belika. Jie dalis tūsinatės. Taigi gal jau užtenka? O tai kaip egzaminus laikysite? Nu, kaip dabar viskas bus? O kadugi egzaminai? Žinokit, 100 dienų. Pagal Einšteino reliatyvumo teoriją laikas yra reliatyvus, jis ne absoliutus, priklauso nuo jūsų pačių. Turėkit omeny, kad judėdami šviesos greičiu, jūs pasieksit tai, kad laikas pradės tekėti lėčiau. Tad palinkėčiau, kad per šitą 100 dienų kiekviena akimirka būtų kaip kosmosas, kur yra daug galimybių, naujų atradimų ir naujų minčių. Bet turėkit omeny, kad judėdami šviesos greičiu jūs įgyjate masę. Masę žinių, atradimų ir vilčių. Šiandien jūs dar esat trajektorijoje, kur jums viskas nurodyta. Kada skambutis, kada pertrauka, kada kontrolinis. Iš ryto mama pasako, nepamiršk pavalgyti pusryčių. Vakare paklausė, ar paprašei pamokas. Bet po 100 dienų jūs atsistosit prie kitos trajektorijos. Ir kaip žvaigždės judėsit kiekvienas savo nusibrėžtų keliu. 100 dienų. Tai daug ar mažai? Tai akimirka. Ar begalybė? Aš jums palinkėčiau, kad laikas jums taptų draugas, o ne priešas. Kad kiekvienas jūsų suklydimas tai būtų startas naujam iššūkiui. Ir nors laikas yra reliatyvus, bet jūsų pastangos yra realios. Ir nepamirškit, kad mokytojo gravitacinis laukas tai 101 atsakytas klausimas. Kad mokytojo potencialas, tėvų palaikymas yra
puikia galimybė, puikus energijos užtaisas egzaminam. Atkreipkite tai dėmesį. Atsiminkite, viskas yra reliatyvu. Gerai, tai dabar tyliai, formulės lentoj bus surašytos. Aš Audra VGK naują organizuoja. Matyt, Jurga kažką pagavo. O kartais ne jūs kur nors tualete vaikinat. Aš sakiau tyliai. Nežinau, klausk Mackaus. Kaip suprasti, nežinau, klausk Mackaus? Ačiū, labai naudinga. Jelenskaja! Aldona, ar pagalvoji, kaip man... Tegul lapų pakarpa, girlendėlę pakabinsim, kaip tu galvoji.
Tik nepamiršk popieriaus pati nusipirkti. Bet tai kur lapų karpytojai? Jau po 4 pamokų žadėjo ateiti. Gal Sandra su Indra žino? Kaip visada vėluoju. Ką tik iš valgyklos, bet dvyliktokų ten nėra. Labas, mergaitės. Aš Čilekė buvau, ten visko pilna, bet dvyliktoko tai nei vieno. So, what to do? Žiūrėkit, ką radau. Kokia informacija, gal jums bus aktuali. Kaip 104 žmonės nuvežti į oro uostą autobusu. Nu tai taip, kai lapų karpytai ne vieno. Nu kai nesąmonė pagalvot, nu tai pirmė. Jėzus Marija, gali baigtis blogai. Gal mišės susakykim? Nereikia. Anglų moka. Neprapuls. Jo, jie tik rokiški kaip žuvis vandenį. O va lietuvių nemoka. Kūrinių neskaito. 100 dienų liko. Neparašys, neišlaikys, ne. Mergos, turim idėją. Gal varom jų ieškot? Prie to paties pačios pailsėsiam, patūsinsiam. Nu tai ką, kraunam lagaminus ir už pusę valandos prie mašinos kieme? Varom. O kėdės kas pasims? O darbus darys man vienai lieka. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Aš Auksė. Ir kartu nuleidau savo gyvalasis į tualetą, nes jų tiesiog per daug prisidaugino. Aš ir nežinau kaip jūs, bet aš lėkiu pas Berną. Aš Kamilė ir aš myliu savo draugės. Niekada nevokčiau Berną savo geriausias draugės. Aš esu Manfredas ir norėčiau nuveikti į Italiją, kad pratęsčiau savo pėdsų nešiojimo karjerą ir užsidėčiau dar daugiau atbatų. Už nugaros pažiūrėk! Aš Marija ir aš labai norėčiau sukurti ten peidžą Bachui ir savo smuikui.
Follow Rokiškės simfoninis orkestras Instagram'e. Aš Aina ir aš neturiu problemų su pykčiu. Kaip suprasti? O tai ne tu savo eksą garažą padegiai? Vaikinus! Stojam! Gerai! Kas yra? Stojam čia! Kas, nežinai, pas mane 8 štukos bankė. Davai, parodyk! Ai, angliška sąskaita, nepamatysi. O kas tu toks iš jūs esi? Aš Gratas, mano planas buvo paprastas, prasukti reikalus taip, kad tapčiau sostinės veidu. Svajau apie S klasės sėdynę, o ne apie apkasų purvą. Galvau raižysiu Gedimino prospektą su Rokiškio geriausiu mersu, bet tėvynė nusprendė, kad man geriau vairuoti tiktų tanką ir veidas ne sostinėje, o po kareiviškų makiažų. Jo, aš Adomas ir kolebinsiu su Gratu, nes aš savanoris. Jau net batus susitepiau, kad per purvą geriau slystų. Tėvynės labui! Aš Deiva. Man savaitgaliais patinka būti tyloje, todėl pasirinkau darbą kapų paminklų parduotuvėje. Turinė, nejakau! Aš Raminta ir aš visą susimoku Maksimui. Aš nelabai supratau, gal jūsų aparatų sugedęs. Nesugedęs, pažiūrėk, ką radau. Žiūrėk, čia ne iš mūsų parduotuvės. Ne iš mūsų tikrai, aš susimokėjau. Čia buvo pradinėse klasėse, aš tikrai prisiekiu. Paleiskit mane, gal pamirštum apie tai. Paleiskit. Na gerai, bėk. Bėk. Turim labubuką, darom. Žiūrėk, aš galėčiau mašinai pasikabinti galvą, visai gerai atrodytų. O ką tu manai? Nu gerai, aš visą kitą, kas lieka nunešiu į lombardą, girdėjau gerai maištuos. Nu gerai, davai. Tai pasislėpčiau, daug matančių žinai vis tiek. Aš Ugnė ir mano mėgstamiausia patalpa namuose yra mano mamos svetainė. Aš esu Polkus ir niekada nebuvau vadinamas skelbimų lenta. Ir niekada nesantykiavau su vištom tvarte. Nu gerai, bet aš dabar pasikeičiu. Dalinu dovanas į kalėdų senelį, nebepletas. Ir tau turiu naujų gaidelės sausainių. Aš esu Bernardas ir aš nesu jokios Facebooko grupės dalis. Žiūrėk, ką atradau. Čia tavo žodžiai. Visiems šios grupės vaikams norėčiau kai ką pasakyti. Labai prašau, nekurkite tų nesąmoningų eterno servių. Ką tu į tai? Nu gerai, daugiau neberašysiu. Ai, eik namo. Aš esu Miglė ir mano pirmas heartbreak buvo ne vaikinas, o kai lyderiai užsidarė ir pamačiau, jog akcijos krenta. Aš esu Rūta ir kol Miglė skaičiuoja krentančias akcijas, aš skaičiuoju dviračių nuvažiuos kilometrus, nes sveikatingumas yra pirmiausia. Narimai! Nu, davai, skelb. Kai sterodas atraktorius. Nu, davai. Kur mano traktorius? Nesuprantu. Mano vardas Pijus ir man labai patinka uždavinėti hipotetinius klausimus. Smiltė vakarė! Smiltė! Kur tu? Žinė, kokia smiltė. Galima aš visų biškį. Daugiau. Kur? Smiltė vakarė!
ar atsimeni, kaip 8 klasėje klausiu tavęs, ką tu darytum, jeigu aš tai priimčiau prie sienos? Skrendam su manim. Skrendam, ateik. Nenori, kaip su nori, pati kalta. Melo! Mes kaip tai tu neieškojom, bet ką vaikonu tavęs ištyrė? O! Neblogai susisūvam šiandien, žiūrėk, klausyk. Gerai, pravesim! Out the handrail. Mind your step. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Jų ir čia nėra, tikriausiai pavėlavome. Ramiai, mes turime 100 dienų. Iki egzaminų tikrai mes juos rasime. Rima, sakiau, kad reikia spaust gazą, o tu tai šunį pabenėti, dar kažką. Na, tai ir jūs nematėt. 104 čia ne. Dėkui? Man atrodo, kažką matėm. Kažkur skrido, man atrodo, į New Yorką. Į Ispaniją, man atrodo. Ir dar į kažkokią salas. Yes! Aš į New Yorką. Sandra! Aš su tavim. Projektėlį prasuksiu. Tu man pavertėjausi. Kaip visada. Ne. Aš į Ispaniją. Ten šilčiau. O Šilonomis. Jo. Tai ką, aš salas? Koks skirtumas? Ar dvyliktokus arba vairus moka? Pavėlavo. Bet tau rodo, kad dar įlaipinimas nebaigtas. Bilietą parodykit. Kur jūs skrendat iš? Aš? Ispanija? Aš Liudmila. Parodykit. Prašau. O kur jūs skrendat? Ko jums ten reikia? Į Ispaniją. Soldoną auklėtinių ieškoti. Super auklėtinių? Savo. O kokie jūs savo? Duomenų apsauga negaliu įvardinti. Kažkas čia ne taip. Lagaminą tikrina? Įdomu, ką jūs ten turite. Pažiūrėsim. O kas čia per nelegalūs milteliai? Legalūs proteino milteliai. Kokie proteinai? Karvių nereikia. Aerobika. Skaityt mes mokam. O, kiek miltelių. Prasisukam čia neblogai, klausyk. Davai, irgi praturtėsim. Linksmybės. Meilė. Oh yeah. Laisvė. Ašaros. Aš Elvina, I'm bilingual, aš ieškau savo perfect matchą, tai kad nebūtų šokėjas. Aš Dominikas Trumpa, ieškau tobulo matcho, todėl nes aš esu kietas. Paveiksmės ten ir aš. Ir ieškau tokios, kuri galėtų patenkinti mano norus. Labas, aš Pija, negaliu išbūti be santykių, todėl ieškau save vienintelio. Jeigu esi blondinės, garbanotas ir dar vairuoja akvariumą, gal susitiksim šiandien? Čia.
Aš esu Deividas, esu ramus žmogus, mėgstu ritimą. Čia norėčiau atrasti savo tikrą gyvenimą meilę. Tikiuosi, man pavyks. Aš Sofija, atvariau čia pasideginti ir turbūt pagersiu dar koktėliukų. Aš esu Adelina, kodėl aš komenčiu, na aš tiesiog noriu šiek tiek dėmesio ir pramogų be jokių įsipareigojimų. Tai aš atėjęs, ieškau panos, kad atstotų mano matyti ir, kad būtų šokio partnerė. Aš Dominika, aš esu Gimantė. Mes atėjome čia linksmai praleisti laiko. Mes niekada negalime būti atskirai. Ir atėjome kartu. Tačiau mes čia neieškome antrų pusių, nes mums patinka vyresni. Ate. Sveiki, aš esu Žilvinas Markūnas, mėgstu žaisti tinklinį, mėgstu greitį kelyje, tiksliau mėgau greitį kelyje. Ir atsibodo žaisti su panelių jausmais, todėl atvykau į šį projektą susirasti tos vienintelės. Sveiki, šiandienas ieškau panelės, ieškau blondinės, kuri galėtų būti mano Passenger Princess. Esu Vakaris Dilba. Čia atskridau, nes jaučiausi pastaruoju metu vienišas. Ir norėčiau surasti savo antrą pusę. Taigi filmuojam jau. Ką man čia sakyti? Tai nežinau, prisistatyk, pasakyk, kodėl dalyvauji čia. Vytė, Rokiškis, ieškau vyriško vyro, su manim sunku, o be manęs dar sunkiau. Su Getaja, jau 9 metus groju prie smuikų, noriu pabandyti kažką naujo. Noriu pavyzdžiui, mane naujieną, bet Berną vis dar nesusiradau. O ir šiaip, Bernas daginės smuikas, bet jau nagas teis užsiaugino. Sveiki, esu Smiltė Dainytė. Čia atėjau, kad išeiti iš nuo pačios kasdienybės ir patirti kažką naujo. Žaidžiu tinklinį, daug dėmesio skiriu mokslui, bet supratau, kad vien tvarkingo grafiko neužtenka. Pagalvojau, gal čia surasiu žmogų, su kuriuo patirsiu daugiau nuotykių. Aš esu Komandas Šimkus, atėjau čia parodyti savo basketball skillsus ir nukabinti mergas. Plius, man patinka keturakės. Labą dieną, aš esu Matas Jasinevičius, mano gimtadienis vasario 20 kasmet. Čia realybė šou. Ieškau merginos, geriausia, kad būtų Scorpio. Aš pažalingai ypač neturiu, bet kartais pasikeikiu. Esu Smiltė Vakarė Sukevičiūtė. Ieškau savo mečio, nes širdis nori romantikos. Esu Vilius Araminas ir ieškau blondinės sportininkės, kuri pirmam aukšte galėtų su manim pasitrinti. Eini į pasimatymą. Nori prisijungti? Mano mečas dar neskaido. Kas susimigasis? Mes čia visus vietinius alfabetinius pračekinom. Neradom nei vieno kandidato į tavo širdį. Ai, nežinosi, 10-tokas toks. 10-tokas? Sofija, turim tai? Nu, o ką? Man jau patinka jaunesni. Kol jūs čia suka tuščią tarą, jį diskriminantą suka. Nesisuksi negyvensi, apsisuksi apsivemsi. Žiūrėk, kad tavo perspektyvus matematikas per pupas neapsivemtų. Squirrel! Visi tik ir pastebi, kad mes visada visur būnam kartu. Jei kas nors pamato mus atskirai, iškart klausia, kas nutiko. Lyg be dramų jau nebegali būti santykiai. O mes kažkaip apsimam be jų. Turbūt todėl, kad esam labai panašus. Niekada nesipykstam dėl jokių smulkmenų. Abu tylim, kai kiti pykstasi. Ir žinom, kada tiesiog reikia ramiai pabūti. O žinai, kas įdomiausia? Kas? Kad visi ieško paslapčių laimingiems santykiams, o mes tada žinom. Kaip jie prasidėjo, tiesiog vieną dieną nusprendėm būti kartu ir tai vyko. Ai, nežinau, kiti gali ir toliau tų paslapčių ieškoti, o aš savo žmogų jau suradau.
10 minučių ir tu jau klausinėjai, kodėl aš pažiūrėjau į kitus dalyvius. Mes nesusituokę, mes net Facebooko statuso nepasikeitę. Smilte, aš tiesiog rūpinuosi, supranti, didesnės vertybės. Namai, ramybė, kvapios žvakės, ramus pasivaikščiojimai pėsčiomis. Kam tau tie vakarėliai? Gal galiu paskaičiuoti, kiek per šiandien surinkau žingsnių? Ai, tai tu dabar namų šeimininkas? Galbūt tavo tradicinės vertybės pasikeitė tada, kai policija sustabdė tavo skrydį per greitelį ir atėmė teisės? Nebuvo. Einame pasimatymą. Tu tikras džentelmenas, einam! Santykius ieško savo poros, vykstasi, einam kur nors šiek tiek žemiau. Ai, koks šlapias vanduo. Oi, kaip senais laikais, tik sėdėdam ne čia pirmam aukšte tarp spintelių. Dėl remonto dar jų nebuvo pernešti. Ir visada kažkas eidavo pro šalį su savo komentarais. O dabar, kai viskas ramu, visi galvoja, kad kažkas ne taip. Koks skirtumas, ką kiti galvoja? Man patinka, kad pas mus jokio pykčio, pavydo ar melo kaip pas kitus. A taip. Svarbiausia, man irgi Vyta, atiduok, aš prisiekiu, paskutinis projektas. Atsibodo man tie tavo projektai, net per atostogas sugebi sugadinti man nuotaiką. Pasirink, aš ar garažas? Garažas? Aš juokauju. Aš tu nesupranti, aš dėl mūsų stengiuosi. Sakysim šitą katerį, nužudėsim paplaukit per jūrą. Bet aš niekas, kas čia negerai? Matai, tik akivaizdu, kad karburatorius užsikišęs ir žvakę šaibom nuėjus. Oho, kokia mergina? Dėl to aš tave ir myliu. Einam pašok. Elvina, gal einam pasivaikščią? Dilma, tu visada laiku. Einam, matau. Jurgu, palaukit, bet bandį turiu. O tavo pirmos draugė nebus pavydi? Kokia ta pirmos draugė? Marija, girdėjau, tai rimtas simtynės su liežuviais darė. Stažikė, prašymas galės koktėlį pasidaryti. Tu nepasikeitei. Pasikeičiau, aš net bent bandinas išmokau tytume pripintuoti, tytume pripintuoti. Tai nėra pasikeitimas. Gerai, bet aš stengiuosi, tu mane gaustini. Aš ilsėjausi. Ilsėjausi su prezidentu nuo manęs. Taip, bet bent jau neužkau vienkartinių nuotykių. Stažikė. Nu gerai, atleidžiu. Noriu. Bet ne dėl tavęs, o dėl bendrai. Girdėjai, Dominikai, vila šeimininkas paleido pasivažinėti su savo karteriu. Paskiau, kad aš iš jo dupės, jis iš karto suprato, kad karterį grąžins sveikesnį nei paėmė. Nu visai neblogai, bet tikiuosi jame sėdynės bus patogesnės nei to kupronugarį. Ai, žinai, patogesnės, ką tu kalbi? Žinok, apšvietimas tobulas, užsipotis. Na kaip, primena mūsų valentinkės fotošiutą. Na visai neblogai, bet tikiuosi tu tokios šviesos negaudysi vairuodama. Visgi aš tavo passenger princess. Taip, tu passenger princess, palauk, paskaisis karterį, pamatysi, kaip skrenda juodutės legenda. Pažiūrėsi. Pažiūrėsi. Nesupratau! Visiškai nesupratau! Aš čia dabar
Šiandien sumastė. Palikit tai vyresniem. Kviečiame Piją Paršiūnaitę. Ana Stundžaitė. Domantas Šimkus. Deividas Viedris. Ryta Keliutytė. Matas Jasikevičius. Viltė Dainytė. Vilius Aramis. Elvima Kulikauskaitė. Vakaris Dilba. Evelina Račinskaitė. Ir Dominikas Trumpa. Dvyliktokai, sveiki susirinkę į šį nuostabų žaidimą. Šiandieną pažaisime ir jūsų pagrindinis tikslas bus laimėti pagrindinį prizą. O jį laimėti bus labai paprasta. Tiesiog su savo pora per 30 sekundžių apsitarkite ir pristatysite savo svajonių kelionę. Taigi, prieėję, prisistatysite, kas jūs esate tokie. Tiesiog pasakysite, kur norit nuvykti ir ką jūs ten veiksite. Tai... Na, o dabar į sceną pakviečiame Širdį. Į sceną Širdį! Kad jums būtų paprasčiau, mes parodysime pavyzdį. Tai kviečiame į sceną Paulių ir Jošaitį. Mes norėtumėm nuvykti į kosmosą, nes ten sverime 6 kartus mažiau. Taip. Taip, tikrai, girdėjom. Paplakim, nuotrauką nepabeigti. Na, o dabar nesidrovėkim, prieikim, tai gal šilės. Na, prisistatykit ir kur norit nuvykti, pasakykit. Mano vardas Evelina. O mano Dominikas. Ir mes sugalvojom prie to pačio konteksto Ispaniją su Karteriu pralėkti. Labai nuostabi kelionė. Nuotrauka atsiminimui. Na, reikit antroji pora. Prisistatykit, papasakokit. Mano vardas Gintarė. Domantas. Sakėm, labai norėtumėm nuvykti į Ameriką. O kodėl norėtumėm nuvykti? NBA pažiūrėti. Oi, kokia gera idėja. Paplakim, nuotraukas. Na, ruošiamės trečioji pora. Reikit. Aš Deividas Aš Smiltė. ir norim keliauti visur. O kur tas būtent? Kur pradėsit? Visur norim nukeliauti. Na gerai, paplakim. Na, reikit ir rytoj. Pasakokit. Labas vakaras, Romuva. Mano vardas Edvinas Algirdas. Aš esu Pija. Mes keliauti norime į Ispaniją. Kad galėčiau toliau bet vanį klausyti ir tekintis. Kaip gražu, paplakim. Na, reikit, penktoji pora. Nesidrovėkit, reikit. Na, pasakokit. Sveiki, Vilius Araminas Astijau. Ir Smiltė. Noriu
nori ten nuvykti? Ten, kur šilta, kur mažiau chaoso. Pritariu. Pritariu, paplokim. Na ką, sekate para, reikit. Pasakokit. Sveiki, vakaris. Elvino, kur nori ten nuvykti ir kodėl? Nežinau, pasivaikščiot kažkur tai gal. O kur pasivaikščiot? Kur tik akis mato. Kur tik akis mato, paplokim. Na ir paskutinioji para, reikit, prašom. Pasakykit. Aš esu Vytė. Aš Matas. Ir mūsų svajonė nuvyk pas Edviną Silevičių. Oho, kokie norai, paplok. Į garažą nori, į garažą. Na ką, labai įdomios šios kelionės, bet dabar rinksime nugalėtoją. Ir kaip mes jį rinksime? O mes jį rinksime labai paprastai, tai dabar pakartosime visas poras ir publika įvertins aplodismentais. Kas jų daugiausia surinks, tas ir laimės pagrindinį prizą. Tai manau, nieko nelaukiam ir pradedam nuo pirmosios poros. Kaip jums jie? Kaip idėja? Paplojam! Na, kaip antroji jų. Na, trečioji kaip. O ketvirtoji. Penktoji kaip. Na, šeštoji, kur pasivaikščiot, lyg ir norėjo visur. Pasivaikščiot? Labai gerai pasivaikščiot, iš tikrųjų. Na, ir į garažą kelionę, kaip girdėjau. Sunku, tikrai sunku. Manau, tarp ketvirtos ir penktos. Na, gal ketvirtą. Ketvirtą tikrai. Ketvirtą porą laimė. Reikia pasidaryt. Ir prizas į sceną. Prizas į sceną. Tai šis ananasas yra ikona šiame šimtadienyje. Vaidino net kelias scenas, daug ką patyrė ir manau daug ką patir su jumis. Dar kartą paplokim laimėtoją. Ačiū dalyvavusiems. Ačiū, kad dalyvavot. Ir linkime sėkmės. O publikai gero vakaro, niekur nepabėkit.
projektėliai faktų paieškam. Žinai, ką Rima? O gal tavo gintarinis karolius neduoda? Nu, žinok, jie pabrango N plus K kartu. Bet, tau reiks atėjo. Gerai, lekiam. Aš jaučiu, kaip vidinis genijus mane prabudo. Galvoju, gal reikia plės. Lemba žemyną neverta. Aš tiek investuoju tos savo karoliukus, bet taip ir neprasvėriu savo piniginės. Ai, ko plėtino, pabandysiu bent. Nu, bandom, vis tiek už karoliukus nebus blogiau. Get ready with girls. Nu va, Rūta, you looking flawless. By the way, pažiūrėkit, kai mano tokia šiandien slaina, tu išduosim paslaptį. Tai šitame produkte viskas slypi, čia yra magija. Tai žodžiu, aš dar biškį rūdą padažysiu, nes mes visus norim atrodyti gorgeous. Dabar galutinis produktas, mano inspo buvo Pievenska. Tai va, žodžiai, lūpai gynėm ruoštis. Padažiau Rūtą. Ai, tai kirpčiukai bėga. Tai toks makiažas gavosi, tikiuosi patiko ir susitiksime kitame video. Nu, Dominika, patogiai turėtų būti mėšučios ne kaip abiturientė, kaip Ilenskos pusseserė. Nu, sorry, truputį persistengiau. Galėjai bent vieną pusę padaryti kaip žmogaus, o ne vaikštančią ant gripirdo. Nu, tai aš patvarkysiu, bet žinok, atrodysi kaip visas veis. O galėjai atrodyti kaip aš, žvaigždė. Jau aš geriau būti paprasta Rūta, negu vaikštantis flamasteris. Kažkokie kreivi, vadelės nesutvarkytos. Eik, tu bent jau su spalva neprašojom, gerai, gerai. Nebent iš tolo žiūrim, bet ir iš tolo žiūrim. O, žiūrėk! Neroliuota, moksliukė! Gal smegenys mano pamūrį žiūro, kad sverimus vaškėčius knaisėjai. Nu, panas, kaip jums su bernais? Man tu tokių santykių iš pradžių neblogai ėjo. Ten gal jūs neiškiš mūsų pažinės, jo akimis atrodo kitaip. Ačiū Dievui, bet kartą ne mano berną pasiėmė. Emilija, papasok dar atguliu, kad ten kažkur turėtų būti. Nu, kiek galima? Apačiu šitų Gabrielės mėningų ir pačių skardinių nieko nerandu. Ei, vyra, nebus maniškis? Nu, gal nebesvaik, nors teiksis. Tai galėtų būti ir mano. Ugne, kur tu visą laiką taip akis įbedus? Ką tu tam žemėlapį bandai skaityti? Žiūri, gal Jorgė kokį naują darbą susiradė. Nu, aš tai savo saulytę iš šobelį pasičiupau. Ką žinau, šobelį visai konkuruoja kamajiečiai. O, pagaliau radau. O mes ir gėrėm. Galima ir man vieną? Jo, gerai, tuoj. Rauti. Panos, gal turit megztinių paskolint? Žiauriai šalta čia. Na, nežinau, gabukai. Aš tai tik fiestos turiu. Nu, na, aš tai nesuprantu, kaip tu gali tą patį džemperį kasdieną priimti. Žinot, ką mergas, mums reikia apsišopinti. Emilija, gal naujų rūbų nusipirktum, o Ugne, gal berną susirasi. Davai, lėkiam! Vėl su tuo asilus susitaikai? Čia jau nebe tavo reikalas. O, Vilija. Nu labas, bandžiau pro miestą prasilekt, bet kai čia toks eismas, tai nei pagazuot neįmanoma. Nu žinai, plekai propiškai. Nu čia jau kvepia žemyno stiliaus važiavimu, kai įlėkė į mano ekso tėvų mašiną. Nebuvo. Nu jo, fotografų daug neuždirbau, bet tuos ten gėlytės visai neblogai prasikaliau ir neblogą vėpsą vairuoju.
Nu, Janeta, o tau, kad papas po gal daugiau ilsisi negu važiuoja. Pažiūrėk, kokia Greta ir Agnė keliauninkės. Ir dėl kuro nesiparina. Nu jo, aš irgi nesiskūščiau, jei man dabar iš tokius nuo mašiną nupirktų. O Dieve, užteks man jūsų dramų. Parų į miestą nieko daugiau nereikia. Žinai, sviesto reikia. Ai, sviesto. Nu, nežinau, prieš kiek būdam, vedžiau. Turinė, nebūtų, prašiau. Tai ką man dabar su jais daryti? Tai išveskit, pažiūrėkit, kaip visi bernai dėl jūsų lydosi. Tik mums reikėtų galvėti. Parodykite fizinę ištvermę ir išgyvenkite. Bėgimas į mokyklą per pertrauką nesiskaito. Jei kas nors nusiplaus nuo darbo, visa sala gaus neįskaityta ir privalės dėvėti mokyklos uniformą. Nu, Naista, taip norėjom čia daryti. Ai, man tai tas išgyvenimas neįdomu. Svarbiausia gerai atrodyti nuotraukas iš salos. O aš po sportinį šokį. Užsirakynęs esu. Rašiuosi kariuomeniai. Ir jeigu reiktų, visą šitą salą pečių pernešti. Ainiau, geriau parodyti prieškinti raumenis, noriu pakrytęs prie palnėms. Žinot, Gineta, aš tau iš karto siūlau pradėti daryti planus. Taip, pas Augustę, bombiški reikalai. Užteks maltą, kad savo užpakalį, eikit maltą neš.
Oi, myliau stinklio dievai, eikit geriau tinklio normaliai panaudot. Eina aš traktorius pasieškot. Gal dolerai išnupjauti. Maškau, ateik padėsi. Einam, liutaurai. Galėjom tiesiog sužaist partiją. Kasparai, kokią partiją? Mes badu mirštam. Metam tinklą. 1, ir 2, ir 3. Ai, o Domantas nevykėlis. Iš kokosai, galva. Ai, karočiai, nesijaudinkit. Kokosas trėtiškai pataikė. Silno šalmas, kažkaip tai patogias mūnį net atsistot padėti nereiktų. Nu, mes į traktorius neradom, bet nuvarėm pas ūkininkus akmenų parinkti. Bus laužų. Kokie jūs čia sportininkai? Tik porą baldų sugebėjo atnešti. Aha, tik tas tinklinis, taktikinis ir sportas. 1, 2, 3. Ne, nematau. Čia ir vyno leopardas. Tai kad čia pat grynas su savo leopardo kelme. Mes tai žinot, tik be maisto grįžom. Bakūnai žudyra! Man tai nėta į kelionę iškėpę braunį. Nuo tokio angliavandenio kiekio. Vienintelis čia būsiu sotus. O, kaip miela! O tu kartais bachūrą neturėt? Eik, sportininkai! Malkų čia neprinešėt, einu, aš vienas daugiau atnešiu. Eik, Kebra, čia kažką radau, Junėta, reik padėti. Kebra, varom padėti. Kalnai kalnuoti, pakalnės nuplikę. Kas jūsų grožį senovinį tiki? Kur jūsų paukščiai, paukšteliai? Kur jūsų sportininkai? Bandžiu numarinti. Anykščių šilelis saloje nepakartojamai skamba. Telefonas! Taip, va. O, gavau žinutę, nuo tarybos. Šią akimirką į salą kviečiama kita komanda. Nu, pažiūrėsim, kaip tie sportininkai išneš salą ant pečių. Į salą kviečiami 12 sportininkai. Augustas, Vierkas, Pimba. Čaikauskas. Kasparas Streikus. Smiltė, Taidytė. Rūta Paulikaitė. Ir Miglė Mickytė. Svaikas draugas, Benas Bogdanovičius. Inventorių į sceną! Upytės į sceną! Dabar šių nuostabių 12-okų laukia užduotis, kurią pristatys mano kolega. Pradžiai visų 12-okų paprašysime pasidalinti po 2 ir prieiti prie savo labiausiai patinkančios panelės.
jums reikės susprogdinti 3 balionus greičiui. Vieną ant kėdės, kitą prie kėdės ir trečią be kėdės. Dabar mes su mano kolega pademonstruosim, kaip tai reikia atlikti. 12-okai atidžiai stebėkite. Pirmoji poza ant kėdės. Antroji poza prie kėdės. Trečioji poza be kėdės. Ar visiems viskas aišku? Jeigu taip, publika, pradedam skaičiuoti. 3, 2, 1. Startas, greitai, greitai, greitai. Mato nugalėtojus. Scena į prizą. Prizą į sceną. Sveikinam nugalėtojus aplodismentais. Tikėkimės, jie pasidalins su jumis savo laimės. Ačiū visiems! O tu čia nedomis? Bet Vyko, ką darysim? Taigi dėl balionų nebeskrenda lėktuvai. Kaip mes įskrysim? Tai varom su keltu. Ir tik Rimutė įkėlė Birylą. Vorum, šiandien. Skaityt neišmokam, bet radau. Gerai. Žmogus už borto! Aha, mačiau, kaip tam sukurtai sužydėjai. Man ją lankyka?
Rūta, tai gal kokį transitioną padarom, taigi žiauriai slainam. Nedarau ir makiažas nėra svarbiausia, bet svarbu plaukai būtų tvarkingi, teisingai Marija. Visiškai sutinku, man plaukai visada ampuoja. Nežinau, plaukai manęs nelabai domina. Svarbu, kad nepasikartotų praeito karto kruizo kelionė. Ir dėl plėtkus, kad neblogas vakarėlis praeito karto buvo. Aha, tikiuosi nepasikartos ta pati istorija. Nu, baigi! Mano atvinukas jau pasikeitęs. Pasikeitęs! O jūs ką, iš viso mokat šokdys? Visą laiką žinoma, to neužėmat šokio aikštelės. Aš visus negolės tiek prisišokau, kad net ir savo judesiuką išmokau, pasižiūrėkit. Opa, opa, opa. Arba, mano, šitas geras, šitą galima panaudoti. Pala, kaip mes iš viso tyloj galim ruošti diskotekai? Nėra, kad čia trūksta muzikos? Palaukit, merginos. Aš ir Gabrielius atėjom sugroti liaudies dainą. Stovi šaką. Aš jam parodysiu keletą judesėlių ir pradėsiu. Pasiruošęs? 3, 4. Nu, liaudis gal ne visiems prie širdies. Teks pagroti kur nors kitur. Hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Tired of my phone, baby. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dancing. Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dancing. Stop calling, I don't wanna think anymore. My head, my heart on the dance floor. Stop calling, I don't wanna talk anymore. My head, my heart on the dance floor. Stop calling, I don't wanna think anymore. My head,
skambinai. Skambinai man į mobiliaką. Nevėlai norėjai manęs, man į mobiliaką. Nevėlai norėjai manęs, išsikasta linija. Taip reiškia aišku ką. Išsikasta linija. Taip reiškia aišku ką. Nuo tada, kai miestą palikau, reputacija pakeitė kaip gavai. Atsakėm visi, jog mane palikai. Streso man be galo mažinti įvariai. Nuo tada, kai miestą palikau, trupusi jo nuvarai į tūsą. Ir su šampanu darai man grūzą. Būna su panom, kurių aš nemačiau. Dabar kartu gerai? Skambinai man į mobiliaką. Kai vėlai norėjai manęs, man į mobiliaką. Kai vėlai norėjai manęs, išsikasta linija. Tai juk reiškia aišku ką. Išsikasta linija. Tai juk reiškia aišku ką. Nuo tada, kai miestą palikau. Kas šiandien? Nu gal šampanėlio, veskit, prašau, veskit, laukiu. Čia ne drobus, čia kažkokie popieriai. Aš tai norim pakviesti 12-okus ant scenos. Kviečiam 4 A klasės atstovą į sceną. 4 B klasės atstovą į sceną. 4 C klasės atstovą. Ir 4 D klasės atstovą. Mėly 12-okai, liko labai nebedaug, tik 100 dienų. Nestresuokit per daug, išnaudokit likusį laiką tinkamai, pasilinksminkit, tik nepamirškit, kad 100 dienų ne iki mokyklos baigimo, o iki pirmojo egzamino. Pasikartokit ir jam. O 12-okam norėtume įteikti pusatestačius. Tikimės, kad nors kažkiek pakels nuotaiką ar prajuokins. Taip pat į sceną kviečiu savo pagalbininkus. Prašome dovanėlės paimti.
sveikindamas aš tarsi jums padėką. Ačiū labai, mėly 11-okai, visų 12-okų vardu kalbu. Tikrai įsimintiniausias įvykis, manau, ir jums, ir mums. Tai labai tikiuosi, kad mėgavotės savo akimirkom šiom 3 dienom praleistom kultūros salėje. Tikrai gera žinoti ir matyti, kokį didelį renginį padarėt mums. Tai labai jums ačiū ir atsidėkodami mes norėtume jums įteikti šakočius. Tai irgi kviečiame atstovus klasių, 5. 11-okai, akai, prašom. Prašom visi. Šakočius, prašom. O dabar mielosiam auklėtojom, kur 11-oko auklėtojas? Galima 11-oko auklėtojas kviečiam į sceną! Taip pat nuo 12-oko turiu žodį. Kaip faina matyti jūs ant scenos, kaip gera, kad taip puikiai suvaidinote ir labai norime jums padėkoti už jūsų kantrybę, auklėjant visą tokią didelę bandą. Ir žinokit, iš teatro pamokos įrašyčiau 10 tikrai. Labai linksmai atšvęsit po viską. Ačiū. Laikrodis kalas, skambutis jau drasko, bet hebra nestoja. Už nugaros dūmai, Elzija
ant nosies, bet varom padusint jaunystę nestoja. 100 dienų, laikrodis kalas, skambutis jau drasko, bet hebra nestoja. Už nugaros dūmai, egzė ant nosies, bet varom padusint jaunystę nestoja. Šiltos, rūksta tabakų, suolai jau kvepia, nafik barakų. Pamirškit ramybės, jei keičiasi senos, prasideda jau studentiškos dienos. Tūkstantis plus 10 tūkstančių. 20 000, viskas eina naga. Dabar dar norėčiau minutėlės dėmesio ir ant scenos labiausiai norėčiau pakviesti režisierę Nerinką Danienę bei abidvi mūsų šokių mokytojas Neda Rabija. Taip pat dar norėčiau, kad į priekį vėl išeitų mūsų mylimiausios auklėtojos. Na, mes jau kaip ir savo darbą padarėm, bet aišku, be šių žmonių tai nebūtų įmanoma ir esam labai nuoširdžiai dėkingi visiems už jūsų pagalbą. Tiek režisieriai, kuri padėjo viską sudėlioti į vietas, tiek šokių mokytojoms, kurios pakūrė visą renginį ir pridėjo tam nuotaikingumą, bei žinoma auklėtojams, kurios ne tik mums padėjo, bet ir pačios tapo 100-dienio dalimi. Ir man prisijung pas jūs laidon, išgert mokat, patūsint mokat, džiauvis, zaibys.
Atvirai pasakius, norėjau tik jūsų laidą pereiti, nes pas mus tai nieks nemoka gyventi. Aš net nebuvau prašau, kad mane vėliau pasiimtų. Kad vis ilgiau nežinau, ką jos atneš, man sunku nekantras. Be meilės niekaliu, akis nemeluoja, tau sakau, patikėk mieloji iš tiesų. Nori, kad žinotum, niekas taip mylėk nemoka, taip kaip aš myliu. Ir galiu, akis nemeluoja, tau sakau, patikėk mieloji iš tiesų. Nori, kad žinotum, niekas taip mylėk nemoka, taip kaip aš myliu. Ir galiu, akis nemeluoja, tau sakau, iš tiesų. Nori, kad žinotum, niekas taip mylėk nemoka, taip kaip aš myliu. Galiu. Perskait ir man prisijungt pas jūs laidą. Išgert mokat, patursit mokat, džiaugiat, tai vis. Oh yeah. Ačiū labai. Gerą balių. Meilės nebeliko jau, buvom dviese tiek dienų.